Sveiki ūkininkai, vykstame į Panevėžio rajoną pas ūkininką Donatą. Su savimi vežamės jo turimo kombaino optimizavimo ataskaitą. Sveiki Donatai, atvykom netuščiomis, norim pristatyti jom optimizavimo ataskaitą. Kombainas tikrai nėra iš naujesnių, tai 13 metų, bet rezultatai pasiekti praeitą sezoną tikrai puikus ir norėsim pasikalbėti apie jūsų gerasias praktikas, kaip tą kombainą savo ūkį įdarbinat. Gerai, ačiū. Malonus dalykas, kad seni kombainai dar gali būti ir geri, ir našus. Tai dabar vežat grūdus dar išparduot po žiemos? Tai va, laukiam, kol visai atpigs grūdai, tai ir vežam. Tai šitą traktorių irgi operacijų centre matot, siunčia duomenis, ta prasme, darbo užsakymus, planavimo kažkiek stengiatės? Kadangi dar tik pradžia su juo, tai mes dar mokomės visą tą dalyką padaryti, bet jau išbandėm, labai puikiai ateina į traktorių tau suplanuoti darbai, kokį lauką norim dirbti, ką reikia dirbti, kokiu giliu, visą tą dalyką gali suplanuoti namuose, vakare prie kompiuterio, ar galų galėt prie telefono ir nusinti, operatorius galų galę kartais ir pats įlipi, bet jau matai, kad tavo darbas jau tavo yra susiplanavęs. Kaip pasakyti, namų darbus darom namuose, lauke jau dirbam. Taip, jeigu operatorius viršia greitį, tai jau mato turbūt. Be abejo, matai ir greitį, matai ir, aišku, tam gilių nematai tų dalykų, bet ta prasme, gali greitį matyti ir gali net kampus matyti. Jeigu reikia, pavyzdžiui, ten kokį skutimą daryti, ar ką, net kokį kampą paėmėjai, ar ten gerai paimtas tas kampas lauko sudirmų, tą visą dalyką gali puikiausiai matyti. Tai operacijų centras mums leidžia pasitikrinti, kaip darbas atliktas mūsų kokybiškai, ta prasme, ar kokybiškai atliktas pagal visus norimus reikalavimus, ką technologija taikom, ar ne? Taip, technologija taiko ir ar teisingai yra atliekamas tas darbas. Jeigu susiplanavai, ne, tai imkim skutimą ir sakai, kad jeigu mes ėjom tokiu kampu, tai mums reikia dabar, pavyzdžiui, žemę sudirbti kitų kampų ir pažiūri, teisingai dirbama, viskas gerai, kaip ir sutarta, kaip ir nuplanuota. Operatorius laikos nurodymų, ar ne? Ir tas yra labai gerai, ir ką galim kontroliuoti ir tą prasme ir matyti. Tai tuomet gal važiuojam į ūkį? Taip, galime važiuoti prie kombaino ir tada panagrinėsim plačiau, ką jūs čia man pateikėt, kokie skaičiai. Gerai, važiuojam. Šitą optimizavimo ataskaitą mums leidžia pasižiūrėti ne tik kokie derliai buvo, kokie rezultatai ūkyje, bet ir kaip technika pas mus buvo įdarbinta. Kad gal minutė prastovų per dieną laukiant išsipilimo nėra daug, bet jeigu tą kiekvieną minutę mes sudėsim per visą sezoną, sezono pabaigoje galim turėti ir 8 valandas, kad kombainas stoja pilnu bunkeriu. Tas taip, nes o imkim darbimečio metu čia yra auksinės minutės. Čia kartais net imkim kaip lietingi, kokie rudenio, imkim kaip 17 metai buvo lietingi. Tai buvo ten gaudė kiekvieną minutę. Tai šitas jūsų tas kombainas 13 metų, ar ne? Taip, nebe naujas. Bet aš kiek suprantu pagal jūsų tą ataskaitą, ką turim, tai beveik dirba kaip naujas. Ataskaita rodo tikrai neblogus rezultatus, o pats kombainas kokias galimybės turi? Stebėti irgi operacijų centre? Stebėjau operacijų centrą, JD linką turiu, ką irgi gali matyti visus jo parametrus, ne? Tas irgi gerai, žinai, jo vietą, jo lokaciją gali matyti, kur jis stovi. Jeigu užmiršai, kuriam laukia palikai kombainą, tai visada rasi. JD link programą. Kaip matau, beveik 2000 valandų jau išdirbęs. Taip, ūkis aiškiai 340, o mes bandom, kaip sakyt, optimaliai jį išnaudoti. Kartais dar jeigu išvažiuoja iš šono, tai tos valandos nėra taip baisios pagal metus, sakyčiau. Einam gal prie pačios tada ataskaitos. Tai ši ataskaita mums leidžia įvertinti kiekvieną jūsų technikos parametrą skaičiukais ir jį įsivertinus įrašyti balą, išrašyti. Tai vertinamas yra 100 taškų. Kaip galvojat, kiek pernai metais pavyko jums surinkti šitą kombainą? 100. Jeigu jau veža tokia ataskaita, manau, nebus gale, tai turėtų, spėjau, 50-60 taškų gal surinksim. Gal šiek tiek pasikuklino, tai turim 87 ar 90. Tai rezultatas yra labai puikus, turint omeny, kad tai yra dar
13 metų technika, daugiau nei 10 metų. Galvoju, kad... Ir kiekvieną punktą įsivertinę matome, kad didelių klaidų dirbant su šita technika esminių nėra. Tai gal pailiui pagal kiekvieną svarbesnį punktą praeisime. Kaip dar vienas klausimas, kiek galvojat, bendroji sumoji šitas kombainas pernai prastovėjo užkurtas, bet nedirbo, nejudėjo valandomis? Sunku prisiminti. Aišku, geriausia būti iš ataskaitos kažką ištraukus ar žaidiningą pasižiūrėjus, bet aš manau, neturėtų daug valandų prastovėti, nes mes tą darbus bandom taip optimizuoti, kad kombainas darbymečio metu ir kūlimo metu kuo mažiau prastovėtų, tai gal neturėtų didelių valandų. Didelių gedimų kažkokių esminių praeitą sezoną irgi gal neturėjo? Ne, didelių gedimų nebuvo, ten, kad peiliuką kokį numuši, tai čia darbinis reikalas ir jį greitai susitvarkai, o visą tą, kad kombainas dirbtų sezono metu puikiai, mes žiemos darbai padaryti būna... Pasiruošimas prieš sezoną. Tai matom, kad jūsų kombainas pernai per sezoną prastovėjo tik tai 11 valandų. Tai vat, norim jūsų tos gerosios patirties paklausti, kaip jums tai pavyko padaryti. Mes stengiamės kuo mažiau stovėti lauke su užvestų variklių ir daleiskim su pilnu bunkeriu, nes visą tą atliekam važiuojant, išpilinam bunkerį, tai kur trunka daleiskim 3 minutės bunkerio išpilimas. Tai vaimkim, jeigu kombainas išpila per 3 minutės bunkerį, o bunkerį prikulė maždaug per pusę valandos. Tai per valandą 2 bunkeriai, 6 minutės per dauginį ir žiūri, kad per visą dieną susidaro gan neblogas hektarų skaičius, kuris irgi pakelia našumą ir tu išnaudoji tą kombainą, kad jis kuo mažiau stovėtų lauke su pilnu bunkeriu ir lauktų ten galėsim atvažiuojančias priekabas, galėtum išsipilti. Ir taip, ir tą kūrą, kurį mes, tarkim, sudegintumėm stovėdami, mes jį naudingai įdarbinam toliau nuiminėti derlių. Ir pasakyti, negaištam laiko, nes ir oro sąlygos gali greitai pasikeisti ir tektų išvažiuoti iš lauko. Čia be abejo, vienas iš tų būtent to optimizavimo, paprasme, kad išnaudot kombaino to visą darbą, kad kuo mažiau lauke nuėmimo metu stovėtų kombainas ir visą tą našumą, kad galėtum pakelti. Tai kad įsivaizduot, ar tos 11 valandų yra daug ar mažai, tai iš tikrųjų yra labai geras rezultatas, lyginant su panašiais kombainais dirbančiais mūsų regione, ar kiti prastovi po 20, po 30 valandų ir šitam spalvose sudegina iki 300 litrų kuro. Jūsų darbo kabinete, jeigu taip galim pavadinti. Ofise, kur praleidžiam nemažai valandų per sezoną. Ir kad mūsų tas darbas kiekvieną dieną būtų lengvesnis, turbūt, bet iš paskaitos matom, kad tikrai nemažai išnaudojat ir automatinių sistemų. Tai autotrekas įdarbintas jūsų kombaine 79%. Tai realiai įsivaizduoju... Praktiškai nedirbu rankomis. Neįsivaizduoja darbą. Nes tas geras dalykas, autotrakas ypač kulime išnaudoja kiekvieną centimetrą. Tu gali sutelkti dėmesį į kitą, imkim, kad ten gerai kažką aukštį atsireguliuotum. Ir tai nereikia to aukštį atreguliuoti, nes irgi tam yra automatinės sistemos. Tai taip pat matom irgi, kad lenktuvų greitį ir lenktuvų padėtį irgi naudojat automatinės funkcijas. Procentaliai tai yra 89% viso laiko. Tai kaip suprantu, tik tai gal smulkesni kokie laukai mažesni, ar... Gal tą mažiau automatiką naudoja, jeigu galų laukės kažkokios, imkim ten kažkur nepatogu, ten kur reikia trumpi gabaliukai, kur pasistumdyti reikia, tai gal nespėja jungti. Bet esmė, tai kas yra patogu, tu vienas knopkės paspaudimu gali viską pilnai, jeigu tu gerai susireguliuoji, vienas knopkės paspaudimu turi, imkim, ražienos aukštį, lenktuvų, viskas gražiai gaunasi, tau automatiškai palengvina darbą. Tai daug greičiau viskas vyksta, nereikia galvoti, kiek čia pakelt, ar gerai, ar ne, čia viskas jau atidirbta. Gali tada filmų žiūrėti. Taip atrodo, kad gali, bet kažkaip neišeina pažiūrėti. Supratau. Tai o pjaunamosios aukštis irgi matau
šitą funkciją išnaudota pilnai 71%. Ar dar būtų galima tą procentą kažkiek padidinti, ar čia nuo kitų irgi? Aš manau, kad būtų dar galima, nes gal rapsuose mažiau kartais to naudoja, nes jie būna, jeigu aukšti rapsai, tai ta automatika ten kartais ir nesuveikia, nes nebėra aukščio. Ir nes nebeužtenka tų slydžių, jeigu nori aukščiau pjauti. O manau, kad gal rapsuose būtų galima ten kažką dar, bet čia nematau, kur galima dar būtų išspausti. Tai ko gero tą procentą mažesnį rodo, tai čia būtent rapsų pasėlį. Supratau. Tai pernai kiek rapsų kūlėt? Hektarų. Turėjom bėdų iššalę, tai buvo tik lygiai 30 hektarų geresnių rapsų. Tai galima gal taip priteikti, kad tas procentas tiek per tas rapsų hektarus ir pamažėjo. Aš manau, kad čia ko gero šitie, kur nebuvo panaudota aukščio, tai būtent rapsai. O dabar smagiausia ir įdomiausia dalis, tai jūsų kombainą galim palyginti su tokiais pačiais modeliais, iš jų išrenkam 10 geriausių ir papunkčiui sustatom jūsų rezultatą su tų 10 geriausių. Tai gal pažaisim tokią greitą klausimų atsakymų žaidimą, aš pasakysiu punktą ir jūs turėsite atsakyti, kaip galvojat, ar jūs toje vietoje pasirodyt geriau už tos 10 kombainų, ar prašiau. Tai kaip galvojat, per sezoną su užvestų kombainų ir pilnų grūdų bunkerių prastovėjo daugiau už kitus ar mažiau? Kadangi jau balai buvo neblogi, turėčiau mažai prastovėjęs būti. Tai tikrai teisingai atsakėt. Tai per praeitą sezoną prastovėjot 1:20 su pilnų grūdų bunkeriu, lyginant su 10 geriausių kombainų vidurkiu, tai yra 2:50. O, tai sakykime, labai puikus rezultatas. Penketukė? Čia jau topė. Kitas punktas būtų, kaip galvojat, iškraudinėję derlių ir nuimot naują derlių. Kiek valandų pradirbo tokiam režime? Geriau pasirodėt ar prasčiau? Turėtų galbūt panašiai bet gal irgi geresnė pusė. Tai visiškai teisus esat. Tokiam režime pradirbo 2:40, o 10 kombainų vidurkį turim 6:50. Tai arti 7 valandų. Tai jūsų 2:40 iš tikrųjų yra labai puikus siektinas rezultatas. Kaip ir prieš tai minėjau, tokiam režime mes net nestovim vietai, neturim prastovų, bet ir nuimam naują derlių, taip pat negaištam laiko išsipilinėdami. Ir taip pat lyginant važiavimo greičius derliaus režime. Kaip galvojat, važiavot greičiau už kitus ar lėčiau? Turėčiau, kadangi gal neskubėjau, tai lėčiau gal važiavau, nežinau, neperskubėjau tikriausiai. Tai šitoje vietoje esat neteisus. Jūsų kombaino vidurkis yra 5,6 km per valandą, o 10 geriausių 3,3 km per valandą. Tai šitoje vietoje jūs, tarkim, per tą patį moto valandų kiekį, važiuodamas greičiau, padarot daugiau darbo. Tikriausiai negausiu baudos už viršytą greitį. Ne. Ir taip pat matom, kad išlaikydamas didesnį važiavimo greitį yra pasiektas geras variklio apkrovimas, tai 81%. Natūralu, kad šiek tiek pakyla nuo vidurkio, pasikeičia kūro sąnaudos, bet paprastai skaičiuojant galima teikti, kad per tą patį laiką mes padarom didesnį hektarų kiekį. Tai aš manau, kad buvo kombainas optimaliau išnaudotas 81%, jis nėra perkrautas, bet optimaliai apkrautas. Aš manau, kad čia... Tai greitai prabėgom per mūsų kombaino ataskaitą už praeitus metus. Tai ši ataskaita yra jūsų ir galėsime susitikti po šio sezono, pasilyginti šių metų ataskaitą su tai dabar jau turima. Ir jeigu jūs, ūkininkai, taip pat norite turėti ir pasilyginti savo kombaino optimizavimo ataskaitas, tai kreipkitės į mus, Dojus Agro, tiksliosios žemdirbystės skyrių ir tą ataskaitą galėsim jums pristatyti.